Sveiki, aš esu BNS naujienų agentūros politikos redaktorius Augustas Stankevičius ir šiandien tęsime diskusijų ciklą apie žiniasklaidą, į kurį kviečiame ne tik žurnalistus, redakcijų vadovus, bet ir akademinio pasaulio žmonės. Žiniasklaida šiandien susiduria su aibė iššūkių, įskaitant smukusį pasitikėjimą, konkurenciją dėl auditorijos tiek su socialiniais tinklais, tiek su įvairiomis platformomis, tiek su turinio kūrėjais, kurie rengia į žurnalistinį panašų turinį. Ir visame šitame kyla klausimas, kaip tradiciniai medijai išlikti ir ką jinai turi daryti. Laidų ciklą remia Medijų rėmimo fondas, o šiandien kalbėsime apie žiniasklaidos ir socialinių tinklų santykį. Socialiniai tinklai pokalbiuose apie žiniasklaidą persismelkia bene visose rubrikose. Ir pokalbėje dalyvauja portalo Elrytas LT verslo vystymo vadovė Greta Ališauskaitė Bagušauskienė. Labas. Sveiki. Ir Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto profesorius Andrius Šuminas. Sveiki, gyvi. Tai ir norėčiau pradėti nuo galbūt tokio konceptualaus klausimo, bendresnio klausimo apie tai, kas žiniasklaidai yra socialiniai tinklai. Ar tai yra informacijos šaltinis kažkoks, ar tai yra konkurentas. Na, akivaizdu, kad konkurentas dabar jau tikrai yra, bet ar čia yra sintezė visų dalykų viename? Kaip jūs matot? Nežinau, Greta, gal jūs taip matot? Aš galėčiau gal pasakyti, kad tas santykis tai yra ir kaip priešininko, ir kaip konkurento, ir kaip šaltinio. Žiniasklaida neišvengiamai dalyvauja ir privalo būti socialiniuose tinkluose, todėl kad ne tik dėl informacijos gavimo, ne tik dėl betarpiško bendravimo su savo skaitytojais, su pašnekovais galimais, taip pat yra juk užmėgstas visuomenės ryšys, kur žmonės nori parašyti tiesiogiai su žiniasklaida bendrauti. Aišku, matom, kad pasiekiamumas irgi yra kur kas didesnis, jeigu žiniasklaida dalyvauja socialiniuose tinkluose. Tai tiek įsitraukimo, tiek kaip šaltinio vaidmuo yra svarbus, bet dar vienas momentas, kodėl laikyti galima būtų priešininku, kad socialiniai tinklai nėra mums pavaldus. Mes negalime nuspėti ir negalime žinoti, o kokia tvarka ten galioja, ne? Ir vienas iš turbūt pačių naujausių pavyzdžių, tai yra ir prodiuserio Manto Bertulio pavyzdys, jo turinio pašalinimas arba, nežinau, gal tai užšaldymas, tiksliau būtų galima sakyti, kur nėra jokio paaiškinimo, kodėl taip įvyko, kokios yra priežastys ir panašiai. Tai žiniasklaida, jeigu jau daug labai investuoja dėmesio ir skiria tiksliau dėmesio ar pajėgumų tam, kad atsidurtų socialiniuose tinkluose, vis tiek yra priversta dirbti pagal taisyklės, kurių iki galo nežino ir negali pasakyti, ar tiks turinys, ar jis netiks, ar tavo įdėtos pastangos pasiteisins, ar nepasiteisins. Tai toks ir pažintas laukas tarsi priartina prie visuomenės, bet tuo pačiu ir nepažintas dėl tos vidinės jų tvarkos galiojančios, nes tai irgi yra įmonės, UABai, su kuriais privalo dirbti viso pasaulio žiniasklaida. Priešininkas turbūt yra ir ta prasme, jog tenka kovoti su dezinformacija, su netikromis naujienomis, kurios būtent ir socialiniuose tinkluose yra skelbiamos, kas yra visiškai priešinga žiniasklaidos veikimo modeliui, kur tu turi ne objektyviai patikti, bet siekti to objektyvumo, nes turbūt sutinkame, kad objektyvumas yra nepasiekiama vertybė, bet yra procesas, tai lygiai taip pat tiesa, objektyvumas, tai yra tai, ką orientuojasi žiniasklaida, socialiniai tinklai labiau yra apie tai, kas ką tuo metu galvoja. Bet kaip jūs matot perspektyvoje nuo anksčiau iki dabar žiūrint, kaip tie socialiniai tinklai keitėsi ir kodėl jie tapo tokie reikšmingi žiniasklaidai? Na, jų reikšmė iš tikrųjų yra pirmiausia dėl to, kad juose yra auditorija, ar ne? Ir ta prasme, tai yra ta pagrindinė priežastis, dėl ko žiniasklaida šiandien kaip ir nelabai turi galimybių rinktis, naudotis ar nesinaudoti. Iš esmės, tu turi būti ten, kur yra auditorija, ar ne? Ir šitoj vietoje, ta prasme, žiniasklaida dėl šitos priežasties naudoja ir privalo naudotis socialiniais tinklais, socialinėmis medijomis, bet kaip visiškai teisingai kolegė pasakė, iš tikrųjų, tas naudojimasis pastato žiniasklaidai tokią nelygiavertę poziciją, nes vis tik socialinių medijų platformos yra tas galios centras, kuris nustato žaidimo taisyklės, o žiniasklaida turi prie tų žaidimo taisyklių prisitaikyti. Ir šitoj vietoje vėlgi, sakykime, žiniasklaida, aišku, gauna naudos išnaudojimuose socialiniais tinklais, bet vis tik didžiausią naudą gauna tos pačios socialinių medijų platformos, kurių pagrindinis tikslas yra uždirbti kiek įmanoma daugiau pinigų. Ir ne, tai vat šitoj vietoje, sakykime, tas
socialinių tinklų ir žiniasklaidos santykis jis yra toks, kampuotas ir tam tikrą prasme konfliktinis savaime, žiūrint iš šitos perspektyvos. Dabar, aišku, priežastis, ką jūs paminėjote apie, netikras naujienas, fake newsus, dezinformacijas ir panašius dalykus, tai vėlgi ir kyla iš esmės iš to, kad socialinių medijų platformos, jos siekia generuoti kiek įmanoma didesnius pelnus ir išlaikyti kiek įmanoma ilgiau žmonės savo platformos. Ir tiesiog jiems nėra tikslo objektyvumo siekti, pateikti tikrą informaciją, jiems pagrindinis rodiklis yra žmonių praleidžiamas laikas. Tai būtent tai yra ta pagrindinė priežastis, dėl ko socmedijų platformos nelabai kreipia dėmesio ir nededa pakankamai pastangų siekdami užtikrinti, kad tos platformos jos būtų išvalytos nuo to viso purvo, nuo tos visos dezinformacijos, nuo hate speech ir panašių dalykų, kur yra labai labai daug, visi tas problemas įvardina, bet kažkaip sprendimų, bent jau iš pačių tų pasaulinių korporacijų, kol kas mes nelabai matome. Bet ar jūs matot poreikį apskritai būti socialiniuose tinkluose žiniasklaidai? Ar įmanomas veikimas, kai tu nesi socialiniuose tinkluose? Ar įmanoma būti tvariu, turėti tvarų verslo modelį, nedalyvaujant socialiniuose tinkluose? Ar čia yra viskas nebeišvengiama, žiniasklaida turi taikytis, ar jinai turi maištauti kažkaip, ar apskritai reikia to? Aš, taip kaip jau ir Andrius paminėjo, tai pritarčiau tai minčiai, kad negalime išvengti ir nedalyvauti ir sakyti, kad mes būsime kažkokie kitokie ir atsiribosim, nes mums tada reikia turėti tokį svorį arba tokią alternatyvą, kad irgi neprarastume tos pačios auditorijos ir neprarastume matomumo, kurį ir suteikia socialiniai tinklai. Ir jeigu mes galėtume rinktis ir turėti kažką šalia socialinių tinklų, kažkokią dar kitą platformą, galbūt tada galima nedalyvauti, bet taip su tuo matomumu, su įsitraukimu ateina ir iššūkiai, su kuriais žiniasklaida priversta yra, nesakysiu, kad kovoti, bet iš tiesų kova tai ir vyksta. Tau reikia ir prisitaikyti, ir rasti būdus, kaip išlikti, kaip nepaskesti tame informacijos sraute, nepaskesti dezinformacijoje, bet visiškai tame nedalyvauti negali nei žiniasklaida, nei tie patys politikai, visuomenės veikėjai, kurie lygiai taip pat supranta vertę, bet aišku privalo įsivertinti rizikas ir grėsmes. Apie politikus norėsiu grįžti, bet man įdomu jūsų kaip akademiko požiūris, gal yra kažkokie sprendimo būdai tame, kad man atrodo gana paradoksalu, jog informacijos yra socialiniuose tinkluose daug aibė, jinai nenustoja srautas, tu gali pirštu per ekraną scrollinti ir niekada nesibaigs ir ganėtinai žmonės tikėtina turėtų pavargti nuo to srauto, nuo tos koncentracijos ir ieškoti kažko, kas būtų koncentruotai pateikta, patikrinta už tave, kad tau nereiktų daryti to darbo, bet realiai matome priešingą atvejį, pasitikėjimas žiniasklaida yra gana žemas, žmonės neina iš socialinių tinklų atsikvėpti į naujienų portalus ir paskaityti, kad žinotų, kas vyksta, o toliau dalyvauja socialiniuose tinkluose, diskusijose. Kodėl taip yra? Kodėl nesiekiama nusiraminti save ir ieškoti informacijos ten, kur tu žinai, kad tas kažkas žurnalistas už tave patikrins informaciją ir pateiks taip, kaip daugmaž yra iš tiesų? Viena iš priežasčių turbūt yra tai, kad pirmiausia, socialinės medijos suteikia galimybę žmonėms įsitraukti, komentuoti ar ne, išsakyti savo kažkokį nepasitenkinimą, nuleisti garą ar ne, tai turbūt tas aktyvumo, interakcijos galimybė yra vienas iš tų patrauklių dalykų, kuris paskatina žmonės būti būtent socmedijų platformose. Kitas dalykas, aišku, medijų naudojimo įpročiai keičiasi, ar ne? Ir čia turbūt vėlgi reikėtų kalbėti apie skirtingas amžiaus grupės, nes vis tik, sakykime, priklausomai nuo amžiaus pakankamai skirtingai žmonės naudojasi medijomis, bet vėlgi tos pačios socialinių medijų platformos, jos irgi nesiekia, kad žmonės išeitų iš jų, jos kaip tik nori, kad žmonės liktų juose ir ta prasme jų tikslas nėra, kad paleisti srautą į, sakykime, žiniasklaidos priemonių portalus. Tai vat yra daugybė tų kriterijų, kodėl žmonės būtent užsifiksuoja ir aišku, pačios vėlgi reikėtų turbūt grįžti ir prie pačių socialinių medijų, sakykime, architektūros, jos yra sukurtos tokiu principu, kad žmogus tiesiog kiek įmanoma ilgiau tenais užsiliktų, ar ne? Ir atrodo, kad visas tas srautas yra tau ir apie tave, kad tu esi centrinė šis viso to nesibaigiančio srauto ir tada tu tiesiog, eini toliau ir nesibaigiančiai,
bandai rasti galą, to galo nėra ir kitas dalykas dar atsiranda tas jausmas, kad tu bijai praleisti kažką svarbaus, ar ne, tas FOMO efektas taip vadinamas, kad žmonės tiesiog pradeda jausti kažkokį nerimą ir vis turi tikrinti, ar gal kažkas naujo, gal kažkas svarbaus ir panašiai, ar ne, ir visa tai yra, ta priežastis, kodėl žmonės praleidžia iš tikrųjų daug valandų, ar ne? Mes irgi darom įvairius tiek su kolegomis tyrimus, kiek žmonės praleidžia laiko socialinėse medijose, tai tas laikas yra įspūdingas, ar ne? Ir valandos, ir tikrai labai daug laiko praleidžiam. Turbūt užtenka pažiūrėti telefone, kiek laiko rodo telefono aparatas, kiek tu žiūri į laiko, ir tai irgi iškalbinga statistika, bet atrodytų, kad socialinės medijos greičiau prisitaiko prie besikeičiančio vartotojo. Dar neseniai, sąlyginai neseniai matėm, kad vaizdai dominuodavo, nuotraukos, dabar trumpi vaizdo siužetai, reelsai, TikToko vaizdo įrašai. Tuo metu žiniasklaida atrodo šiek tiek lėčiau tos pokyčius įgyvendina. Kodėl taip yra? Ar nereikėtų imti ir mestis tada, nežinau, turinį pradėti kurti TikToko formatu ar Reelsų formatu, ar vis dėlto svarbu išlaikyti tą rašytinį žodį, šiek tiek ilgesnį turinį ir panašiai? Tai aš iš to irgi klausimą sugrįšiu, bet dar labai norisi ir apie tą pasitikėjimą žiniasklaidos pakalbėti. Ir apskritai, kodėl tie formatai atsiranda ir žiniasklaidos prisitaikymas, ne? Daugio platformiškumas, jis irgi buvo tokia, vadinkime, tarsi prievarta atsiradusi žurnalistams ir apskritai visai žiniasklaidai prisitaikyti, rasti tuos formatus, kad tu pasiektum žmonės. Nes socialinės medijos ką pasiūlė auditorijai? Ta pačią informaciją, kurią jie gali rasti portaluose, ne? Arba tradicinėje žiniasklaidoje. Žmonės ten gali ją gauti greičiau, koncentruotai, įvairiais būdais, tiek video medžiaga, vizualinė, visokie vizualai kuriami ir panašiai. Tai atrodo tarsi sukramtyta, greita informacija, bet ką jinai padarė, tai suteikė žmonėms įsivaizdavimą, kad aš čia viską gausiu greičiau, gal net pats būsiu žurnalistu, kaip dabar irgi neretai yra sakoma, ką mums reikalinga žiniasklaida ir žurnalistai, mes patys greičiau galime informaciją pasidalinti, pasakyti, pranešti, atsiprašau. Bet koks yra esminis skirtumas? Tas greitis, tai reiškia, kad žmonės vargi, ypač COVID metu, karo metu, būrėsi į auditorijas, į tas, vadinkim, bendruomenės, kur dalyjosi milžiniškų kiekį informacijos, tiesiog krito žinutė po žinutės, nuotrauka po nuotraukos, vaizdo įrašas, bet ką darė žiniasklaida ir atrodydama lėtesnė nei tiesiog tas žmonių dalymasis medijose, socialinėse medijose, jie tikrino informaciją, ko nėra pas paprastus žmonės. Vadinasi, kad kritinio mąstymo, vadinkim, jau irgi dabar stoka, tau leidžia pasitikėti bet kokią gaunamą informaciją ir jaustis, kad aš žinau daug, žinau greitai, dar pasidalinsiu su kitais, bet aš netikrinsiu. Ką daro tradicinė žiniasklaida? Tikrina ir tik tada paskelbia naujieną, nes būtų galima labai daug informacijos paskelbti, pranešti, įvyko tas ten ir kažkas, bet tai būtų nepatikrinta. Tai tas žiniasklaidos, vadinkim, ilgesnis paskelbimo laikas naujienos arba kažkokio pranešimo, tai yra atsiranda dėl to, kad tu tikrini, kad tai yra atsakomybės jausmas. Kitas momentas, kaip ir sakiau, daugia platformiškumas. Taip, žiniasklaidai teko prisitaikyti prie to, kad eiti į skirtingus kanalus tam, kad auditoriją vėl susigrąžinti. Nes žmonės, jeigu jie tikrai pasitikė žiniasklaidą, jeigu jiems yra svarbu, kad nuomonės būtų, kad būtų ne tik nuomonė, bet būtų faktai ir patikrinti faktai, vadinasi, jie eina į tradicinę žiniasklaidą. Bet man paminėjote apie tai, jog visą laiką atsiras tas tarpas tarp tos informacijos, kuri paskelbta socialiniam tinkle ir tarp žinutės, pavyzdžiui, portale, laikraštyje ar radijoje, nes žurnalistas tikrina. Bet žmonėms atrodo, jog reikia čia ir dabar. Ir kame čia yra problema? Ar išaiškinimo visuomeniai trūksta, kad žurnalistas tikrina, ar tiesiog galioja ta taisyklė, kas pirmas paskelbė, tas ir kontroliuoja naratyvą? Kaip čia galima gal išspręsti tą klausimą, jog žmonės suprastų, kad tas, kas socialiniam tinkle yra, nebūtinai, kad jis pirmas, jis yra teisus? Matot, čia turbūt mes turim kalbėti apie tokią didesnę problemą, tą vadinamą po tiesos visuomenės būvį, kurį mes esame jie, kai iš esmės nyksta pasitikėjimas bet kokiais autoritetais, ar ne, ir prasidėjo toks, profanizacijos procesas, kai žmonės, reiškia, apsiskelbia kažko ekspertais, neturėdami jokių žinių ir pradeda komentuoti, reiškia, kažkokius įvykius, daryti įtaką tam tikram diskursui, ar ne. Ir iš čia turbūt irgi kyla tas dalykas, kad tas pasitikėjimas žiniasklaidai, jisai galbūt tam tikrą prasme yra sumažėjęs būtent dėl šitos priežasties, ar ne?
Nes iš tikrųjų, vėlgi, ypatingai dabar žiūrint į jaunus žmonės, ar ne kaip jauni žmonės naudoja medijas, tai iš viso yra toks paradoksas, kai jauni žmonės nori kažkokio autentiško komentaro žmogaus, kuris net nėra ekspertas ir nereikia, kad jisai būtų ekspertų. Priešingai, žmogus kažkoks tiesiog komentuoja kažką ir auditorijai to pilnai užtenka. Ne? Tai va čia mes turbūt kalbam apie tokį visiškai naują dalyką, ar ne, kad keičiasi auditorija ir ta auditorija bus visiškai kitokia ir žiniasklaida turbūt šiandien turės dar daugiau iššūkių, kai užaugs dabartiniai, reiškia, mokiniai, moksleiviai, ar ne, kai jie sakys, taps tais aktyviais žiniasklaidos naudotais arba potencialiai žiniasklaidos naudotais. Tai čia žiniasklaida bus dar daugiau iššūkių, ar ne, kaip tuos žmonės pritraukti, kaip jiems pateikti tą informaciją, ar ne, kaip rasti būdus ir formas, kaip juos pasiekti. Čia mes kalbame, jūs turite omeny, jog reikia įvairių komentarų, ar tai yra susiję su kažkokia, kad nebenori matyti to paties veido, tu nori vis kažko naujo. Net nori matyti veidus, bet turiu galvoje, kad vis tiek anksčiau būdavo, suprantama, kad yra tam tikri autoritetai, ar ne, kad mes pasitikim, mokslininkai, žurnalistais, nes jie tikrina informaciją ir panašiai. Šiandien to tarsi auditorijai nelabai reikia, užtenka to, kad jeigu žmogus sako, kad aš žinau ir jisai ten subūrė kažkokią auditoriją apie save, jisai tampa tuo ekspertų kažkokios ryties. Ir kitas dalykas, kad niekas nekreipia dėmesio, ką tas žmogus yra padaręs konkrečioje srityje, kokį jisai turi išsilavinimą, patirtį ir panašiai. Užtenka to, kad jisai tiesiog pradeda komentuoti kažkokią sritį, ar ne, ir auditorijai tas tinka. Ir, pavyzdžiui, vėlgi, kaip rodo įvairūs tyrimai, kad ypatingai jauniems žmonėms tas autentiškumo aspektas pasidaro labai svarbus, ta prasme, kad jiems net netiek svarbu tas patikimumas, bet kiek svarbu kažkieno asmeninė patirtis su konkrečia informacija ar kažkokiu įvykiu. Forma prieš turinį. Pateikimas prieš turinį, ar ne? Būtent tas toks labai keistas paradoksas, kai tiesiog, reiškia, jauni žmonės renkasi ne kažkokius ekspertus, reiškia, ten rimtą turinį, bet renkasi tokius kažkokius profaniškus komentarus ir jiems tai tinka ir patinka. Bet gal čia ir yra ta problema, jog tos informacijos socialiniam tinklė yra daug, tu ją vartoji ir galiausiai tau reikia kažko naujo. Tai ieškai tada nebe turinio, o ieškai formos, kad patys socialiniai tinklai, siekdami išlaikyti juose žmogų, įvarė į tokius pasus, kad jam reikia vis daugiau ir kažko kitokio ir nebe turinio ir dėl to... Bet čia turbūt reikėtų atskirti, nes visą laiką žiniasklaida irgi atliko tą pramogos atsipalaidavimo funkciją, ne? Tai yra visiškai normalu. Bet čia mes kalbam apie tą naujienų informacijos gavimo aspektą, kuris irgi pasidaro visiškai kitoks ir jisai pasidaro toks kažkur tarp pramogos ir neaišku ko. Tarsi išsiplauna, jeigu anksčiau buvo kaip ir labai aišku, kai mes pasiemam tas klasikinės funkcijas, pažiūrim į tradicinę žiniasklaidą, viskas labai gražiai susidėlioja. Bet kai mes tas pačias funkcijas pažiūrim į socialinės medijas, tai pamatom, kad nebeliko kažkokių atskirimų, viskas susiplakė į vieną ir tame visame. Bet žiniasklaida turi bandyti išgyventi iš esmės. Kaip jūs bandot išgyventi jūsų portalas? Ar jūs aktyviai einate į socialinius tinklus, ar matot, kad ten nėra jūsų auditorija ir išlaikot savo bazę portale ir kaip matot, kaip ateitytas bus, nes vis tiek ta auditorija keisis, jinai bus vis nauji žmonės su naujom patirtim, su įpročiu telefoną rankoje turėti nuo vaikystės. Taip, tai tų kelių irgi ieškome kiekvieną kartą, kaip dar prieiti prie auditorijos, kaip ją išlaikyti. Bet kaip ir visi naujienų portalai, kaip apskritai visa žiniasklaida, matome, kad reikia ne tik formas keisti. Apskritai jau orientuojantis į jaunus žmonės, mes matom, kad tai nėra ne dėl formos sudėtingumo, apskritai ne dėl formos, gal daugiausiai problemų kyla, kad jauni žmonės neina skaityti į portalus, jie apskritai nesidomi naujienomis. Ir ką mes darom, tai ir konkrečiai mūsų portalas rengiam žurnalistikos pamokas, bendraujam su jaunais žmonėm, priimam studentus, bendraujam su studentais paskaitose ir klausim, iš kur jūs gaunat informaciją ir naujienas. Ir jau gal pastaruosius berods 4-5 metus girdim tą patį atsakymą, kad o mums nereikia naujienų, mes neieškom naujienų ir nesvarbu kokia forma, ar tai būtų TikTokas, Instagramas ar bet kuris kitas socialinis tinklas. Jeigu juos užkabino kažkoks įdomus vaizdo įrašas, tai nereiškia, kad tai yra su naujienomis, susijęs su kažkokiu įvykiu ar panašiai.
Tai pagrindinis atsakymas būna tas, kad jeigu man reikia kažką sužinoti, aš kreipsiuosi į konkretų žmogų ir sužinosiu. Arba man dar nelaikas ir jaučiuosi per jaunas ir manęs dar tai nedomina ir tiesiog ne mano čia yra sritis domėti naujienomis ir aš manau, kad čia yra viena iš problemos priežasčių - švietimas. Mes nekalbame mokyklose, mes nekalbame gal vėliau ir universitetuose, kodėl reikėtų netikėti žiniasklaidą, kodėl reikėtų sekti pirmiausia naujienas, kodėl tu turi būti aktyvus pilietis. Nes to šeimos, kuriuose yra kalbama apie naujienas, yra aptariami ne politiniai įvykiai, yra aptariamos kažkokios socialinės problemos. Tai ir tie jauni žmonės daugiau ieško informacijos, bet mes matom, kad mūsų visuomenė irgi nori greitai vartojimų tų žinių, greitų trumpų naujienų, daugiau pramoginio turinio. Kai tau jau iškyla problema, ne arba klausimas, kas tada įvyksta. Labą dieną žiniasklaida, jūs mūsų pagrindinis gelbėjimo šaltinis, būkit geri, padėkite, ne? Tai truputį formuojasi ir ta nuomonė, kad žiniasklaidos tau prireikia kažkokioj situacijoje, bet ne kasdienai, kad tau padėtų orientuotis pasaulyje, gyvenime ar apskritai tavo darbinėje, pavyzdžiui, aplinkoje. Tai perduodama ir jaunajai kartai. Ir jie irgi tie patys studentai, kurie žurnalistiką studijuoja, sako, mes pradėsim domėtis tada, kai jau reikės. Ką tai reiškia? Bet gal ta naujienos samprata, kad nesidomi naujienomis ir lemia tai, jog socialiniai tinklai save iš dalies pozicionuoja kaip naujienų šaltinį, kaip naujienų portalus. Prieš pokalbę aš minėjau ir dar pasižiūrėjau Elono Musko X platformoje kelis screenshotus padarytus iš App Store parduotuvės, kur, pavyzdžiui, Nyderlanduose jisai sako, kad jo socialinis tinklas priskirtinas naujienų kategorijai yra pirmas. Tai reiškia, kad žmonės siunčiasi X, bet nesisiunčia, nežinau, Politico, Dišvelę ar kažkokias kitas platformas. Ir kad jie X laiko kaip naujienų šaltinį. Ne nuomonių, ne kažkokių pozicijų, ne pramogos, bet naujienų. Ar ta tokia pokytis, naujienų sampratos, jis irgi galbūt daro neigiamą įtaką? Na, mato, čia galbūt irgi nereikėtų šiek tiek suplakti visko į vieną, nes pats X-as buvęs Twitteris ir net yra tik platforma. Ir tu, būdamas X-e, tu gali sekti tas pačias žiniasklaidos priemonės, naujienų agentūras ir gauti puikiausią turinį, tu gali įsitraukti į visokias, nežinau, konspiracijų grupės ir ką tik tai nori ir gauti visiškai kitokį turinį. Ir net tai irgi čia šiek tiek priklauso, ką konkretus naudotojas daro konkrečioj platformai. Bet aišku, čia Musko atvejis turbūt iš esmės yra atskira tema, apie kurią galima būtų kalbėti, kas buvo padaryta su Twitteriu ar ne, ir kas ten vyksta, ir kaip jisai buvo panaudotas kaip politinis įrankis, akivaizdžiai, ta prasme, kaip rinkiminis įrankis, ir vėlgi tai neprideda pasitikėjimo, ar ne, kai iš esmės pats savininkas akivaizdžiai kišasi į realius procesus, ar ne, akivaizdžiai tam tikras temas stumia arba išiminėja, ar ne, tai neprideda pasitikėjimo bendraja prasme platformą. Dabar apie naujienas, ar ne, iš tikrųjų čia tas naujienos savoka iš tikrųjų, mes turim labai daug turinio. Mes niekada neturėjom tiek daug turinio ir tiek daug pasirinkimo, kiek mes turime šiandien. Ir iš tikrųjų turim labai daug gero turinio ir ta konkurencija tikrai auga ir augs. Ir tada tam naudotojui, vartotojui paprastam darosi, kaip sakykime, labai sunku atsirinkti ir pasirinkti. Ir vėlgi, taip jau gaunasi, kad žmonės yra kognityviai tinginiai, kad jeigu tu gali negalvoti, tai tu būsi linkęs labiau negalvoti. Ir jeigu tu gali rinktis tarp kažkokių rimto turinio, ar kažkokios pramoginės medžiagos, tai tu greičiausiai pasirinksi pramoginę medžiagą. Ir čia gaunasi toks užburtas ratas, kad ta auditorija kažkiek jinai fragmentuojasi, išsiskaido, bet iš kitos pusės vėlgi žiniasklaidos vaidmens ir tos pagrindinės funkcijos nereikėtų nuvertinti, nes vėlgi čia atsiradus socmedijoms buvo kalbama, kad žiniasklaida iš vis praras savo vaidmenį, kad žodžiu dabar jau čia bus visiškas socmedijų dominavimas ir panašiai, bet kaip žiūrim šiandien, iš vienos pusės žiniasklaida prisitaikė prie tų pačių socialinių medijų, ar ne, kaip jau kalbėjom pradžioje mūsų pokalbį, iš kitos pusės, vėlgi žiniasklaida yra tas, ar žiniasklaidos tie turinys, ar ne, vis tiek jisai yra labiau matomas, ar ne, auditorija juo labiau pasitikė tose pačiose socialinėse medijose. Ne? Ir vėlgi pasižiūrėjus, mes matome, kad jeigu tai pasižiūrėtume tą viešąjį diskursą socmedijose, jisai irgi labai nemaža dalimi yra nulemiamas pačios žiniasklaidos pateikiamų temų.
Tai vat čia toks irgi, sakykime, lazda su dviem galais ir ta žiniasklaidos vaidmuo jisai tikrai sakykime, jisai pasikeitė, bet kažkiek transformavosi, galbūt galima sakyti kažkiek apmažėjo, bet tikrai nėra tokios visiškos erozijos ir čia nereikėtų skambinti panikos varpais taip jau. Labai gerai, aš norėčiau pereiti Lietuvos atvejį. Lietuvoje, Facebookas turbūt, nesuklysiu pasakęs, kad yra populiariausia platforma šiuo metu. Ir man bent jau įdomu pasirodė tai, jog socialinių tinklų algoritmai lemia, ar tave iškels į viršų ar ne. O žurnalistas iš esmės turi žiūrėti, kas bus skaitoma auditorijos, ar auditorija skaitys ar neskaitys. Bet su socialiniais tinklais atsiranda situacija, kur tu žiūri ne ko auditorija tavo nori, bet žiūri, kokius kriterijus tavo turiniui gali kelti socialiniai tinklai ir tu rengi pagal tai gali rengti pagal tai publikaciją, kad būtum iškeltas. Ir ar čia nesusidurėm su problema, kai nebe skaitytojo poreikiai diktuoja tavo dienotvarkę, ne tavo kaip redaktoriaus požiūris į tai, kas yra svarbu, diktuoja dienotvarkę, o socialiniai tinklai, kurie nusprendžia, kas turi būti svarbu, kad skaitytojas pamatytų. Kaip jūs matote šitą riziką? Rizika turbūt yra, čia turbūt kolegė galėtų papasakot, kaip iš tikrųjų realiai su šitą problemą susiduria, bet aišku, algoritmai yra tas pagrindinis kriterijus ir pačios socialinių platformos, vėlgi žiniasklaida žiūri iš esmės kaip į tokią priemonę, kuri leidžia jiems daugiau užsidirbti, iš esmės. Ir gaunasi tam tikras paradoksas, kad žiniasklaida pateikia turinį, iš kurio užsidirba tai ne žiniasklaida, o socialinių medijų platformos naudą gauna. Aišku, žiniasklaida irgi gauna naudą kitais būdais, bet va, čia ir yra tas pagrindinis konflikto turbūt priežastis, kad, sakykime, ir ten įvairūs bandymai, kaip sakykime, rasti formatą, kad ir iš socialinių medijų dalis, reiškia, tų gaunamų pajamų, jos galėtų kažkokiu būdu atitekti žiniasklaidai ir kas leistų vėlgi, sakykime, galbūt pagerinti kokybę ir panašiai. Tai čia turbūt yra tas toks pagrindinė problema, bet iš esmės socialinių medijų platformos į žiniasklaidą žiūri kaip į dar vieną turinio kūrėją, kuris leidžia joms užsidirbti ar ne, ir čia taip per daug nėra kažkokių kreipiama kažkokio išskirtinio dėmesio. Greta, jūs matot tą įtaką socialinių medijų turiniui, kad ką aš šiek tiek anksčiau paminėjau, ar čia grinai tik teoriniam lygmenį tas galioja? Ne, tikrai ne teoriniam ir tas algoritmo pasikeitimas paveikia ne tik Lietuvos žiniasklaidą, bet viso pasaulio žiniasklaidą, nes taip į žiniasklaidą socialinis tinklas žiūri kaip į vieną iš šaltinių, iš ko papildomai užsidirba, bet lygiai taip pat žiūri kaip į priešininką, kuris išveda iš jų socialinio tinklo. Dėl to tikriausiai ir to pasikeitimas algoritmo atsirado. Ką vėl turėjo daryti žiniasklaida, ieškoti būdų, kaip prisitaikyti, kaip atitikti įmanomus tuos numanomus netgi tiksliau kriterijus, nes, kaip ir minėjau pradžioje, mes iki galo ir nežinom, kokie jie yra, nežinome, kokia yra tvarka, nežinome, kada užtenka konkurentų, pavyzdžiui, reportinimo, to sureagavimo, kad turinys netitinka, nors tada tu ir vėl nežinai, ar tikrai netitiko, ar čia suveikia kažkoks socialinio tinklo tvarkos vienas iš momentų. Tai kitas, aišku, dar dalykas, ne tik prisitaikymo paieška, bet lygiai taip pat galvojimas, o kaip mūsų auditorija reaguos į tai, kaip žmonės, ar jie prisitaikys lygiai taip pat, kaip žiniasklaida bando prisitaikyti, ar mes jau tikrai pasieksime tą auditoriją, jeigu atitiksim kriterijus, kurių irgi neturim nei išaiškinimo, nei patvirtinimo, nei panašiai. Bet dar vienas svarbus dalykas, žiniasklaida negali užmigti ir galvoti, kad socialinis tinklas yra vienintelė priemonė, vienintelis kanalas pasiekti žmonės. Ne? Tai jeigu, kaip ir sakiau, jeigu sudės visas įmanomas savo pajėgas ir tik ten nukreips dėmesį ir darbą, tai vieną dieną gali tiesiog nieko nebelikti ir tu neturėsi net ko kaltinti. Tai tu esi priverstas ir galvoti, kiek į socialinius tinklus investuoti ir lygiai taip pat išlaikyti tą savo tiesioginį pritraukimą žmonių ir pasitikėjimą, nes sumažėjimas socialiniuose tinkluose pasiekiamumo gali
labai smarkiai kirsti per rodiklius ir ką mes irgi visi pajutom Lietuvoje visos žiniasklaidos priemonės, kad taip ir įvyko. Bet tie, kurie nestatė viso 100% savo dėmesio tik į socialinius tinklus, sėkmingai tą laikotarpį išgyveno, sugebėjo prisitaikyti, išlaukti, kol bent kažkiek tų kriterijų aiškesnių patapo. Bet keli įdomus aspektai buvo paminėti, tai dar visų pirma noriu sugrįžti prie to prisitaikymo. Ar redakcija pati viduje jaučia spaudimą kažkaip keisti savo turinį pagal tai, ko nori socialiniai tinklai? Ar pastebėjo tokį dalyką? Ne visai galima gal taip atsakyti tiesiogiai, todėl kad vėl neaišku, ar turinys yra vertingas ir pritraukia dėmesį, ar reikia tuos kažkokius kriterijus jau pačių formatų išlaikyti, pavyzdžiui, daugiau video turinio, daugiau vaizdinio turinio, o ne straipsnių. Tai, ką mes jau supratom ir jau žinojom, kad taip straipsniai nepatinka socialiniams tinklams, tai taip, dėl to ir atsirado tos alternatyvios formos. Bet redakcija savo kažkaip turinio dėl to nekeitė. Tai gerai, pačiam nepadarė. Gerai, forma pasikeitė, tai nežinau, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, bet vieną dieną gali būti poreikis keisti turinį. Aš turiu omeny, kad rankose, socialinių tinklų rankose yra šitie dalykai. Jeigu jie nusprendžia, jog dabar bus toks algoritmas, kur turi būti būtent apie tokį ir tokį turinį, jūs pastebėsit ir gali galiausiai turėti įtakos ir žurnalistų veiklai, žurnalistų darbui. Manau, kad dar mes tokių iki tokio momento nesame prieėję, dar nesam su tokia situacija susidūrę ir turbūt kalbėtumėmės visa žiniasklaida Lietuvoje, kaip į tai reaguoti, nes bet kokiu atveju peržengti ribas, tas, kurios ir pagal įstatymus yra neapibrėžtos pagal tvarką ir protingumo momentai, jie negalėtų būti peržengti vien dėl to, kad socialiniai tinklai to nori. Nes taip, mes niekada nežinom, kas bus socialinio tinklo vadovas, su kokiu nauju užmoju jis gali ateiti, kryptingumu, vertybėmis ir panašiai ir sakyti, kad pavyzdžiui atviras smurto demonstravimas arba hate speechas yra norma ir kad to reikia daugiau, jeigu tu nori išlikti. Čia labai brutalokas pavyzdys, bet ar žiniasklaida Lietuvoje ar apskritai pasaulyje į tai orientuotųsi, tikrai manau, kad ne. Bet turim pavyzdį Ilono Musko, jūs kaip pats irgi minėjot, kad tai yra fenomenas, kuris sako, kas turi būti rodoma, kad neturi būti cenzuruojami tam tikri dalykai, nors galbūt atrodytų, kad tai yra dezinformacija, iš tiesų dezinformacija, kad tai yra misinformacija, kad tai yra, vaizdai, kurie gali šokiruoti, veikti psichiką, o, pavyzdžiui, atėjęs vienas žmogus, tokią auditoriją pasiekdamas gali diktuoti turinį. Tai tą akivaizdžiai matom, ar ne, kad tiesiog Twitteris tapo tokiu įrankiu vieno žmogaus tokios didelės ambicijos, ar ne, ir labai sėkmingai išnaudojamos. Čia yra turbūt tas pagrindinė problema ir turbūt grėsmė, kad šitas fenomenas ir tas sėkmingo išnaudojimo, kas nėra visuomenės interesas šiuo atvejais, pavyzdys gali paskatinti kažkokius panašius atvejus, ar ne, ir galvoti ir apie galbūt kitus pirkimus, ar kažkokius, kas galėtų, sakykime, paneigti, kad kažkas panašaus gali atsitikti ir su tuo pačiu Facebooku, Meta, ar ne, ar panašiai kažkas mes beprotiškus pinigus įsigys ir pradės, sakykime, valdyti visuomenę, žmonės, srautus, daugelį dalykų, ar ne? Tai čia bet gal tai yra gerai. Iš vienos pusės mes matom vieną atvejį, kaip gali atrodyti, toksai, tarsi šiek tiek lengvas supurtimas, galbūt rasis naujų socialinių tinklų. Jau dabar randasi X keičia Blue Sky, kur matome, truputėlį visai kitokį iš esmės turinį. Gal taip yra gerai, vienas atvejis parodo ir tai verčia kažkur judėti į geresnį kryptį žmonės, kurie nesutinka su tuo. Vėlgi, reikia pažiūrėti, kaip toliau vystysis, ar ne, nes mes tokių pavyzdžių, klonų Twitterių matėm ne vieną ar ne du ir kažkaip nelabai sėkmingai jiems pavykdavo, nes yra kritinis dalykas, tai yra auditorija, ar ne, didelis skaičius žmonių, kurie naudojasi ir vis tiek, sakykime, tas X-as, visi supranta, kad tai yra platforma dabar su dideliam problemom, bet, pavyzdžiui, tie patys žurnalistai nelabai gali nesinaudoti tą platformą, nes tenais vyksta, naujienų srauto sklaida. Tai va čia turbūt yra tas pagrindinis dalykas. Bet aišku, iš kitos pusės, mes matom tas pats DSA, Digital Service Actas priimtas, ar ne, ir iš esmės bandymas kažkokiu būdu, kontroliuoti tas korporacijas ir įvesti kažkokias taisyklės, kurių jos privalėtų laikytis. Ir čia turbūt mes galim kalbėti, kad atskiros valstybės tokios kaip Lietuva, jos absoliučiai nieko negali padaryti.
Bet aišku, jeigu mes pradedam kalbėti apie ES lygmenį, staiga tada atsiranda galimybė iš tikrųjų vienaip ar kitaip kalbėti su tomis platformomis ir baudų botago, reiškia, principų iš esmės priversti juos daryti tam tikrus pokyčius. Tai apie tai galvojama, apie tai daroma, bet vėlgi kitais labai dažnai tai atsitinka, kad mes, kaip sakykime, tokiais sprendimais sprendžiam vakarykščias problemas. Problemas, kurios buvo vakar, reiškia, joms randam tam tikrus receptus, bet šiandien jau yra kitos problemos. Tai yra antiek dinamiškas rytis, antiek greitai besivystantis rytis, kad tiesiog visą laiką mes tarsi esam kažkokiu žingsniu ar dviem uodegoje nuo to, kas vyksta dabar. Greta, jūs minėjote apie tai, jog reikia diversifikuoti auditoriją. Mes matom nuo pat pradžių ir su Liucija Zubrute iš Verslo žinių kalbėjau apie tai, jog jie pasitelkia socialinius tinklus, bet tai nėra jų pagrindinis auditorijos šaltinis. Jie turi ir prenumeratas, ir bendravimą per naujienlaiškius elektroniniu paštu, ir gyvi susitikimai su klientais. Ar čia yra tas toks modelis, koks ir turėtų būti, kur tu daug skirtingų alternatyvų pasidarai tam, kad nebūtum priklausomas, nors nuo tokio taip tarsi ir masinančio labiausiai, lengviausio būdo, bet kad vieną dieną neatsibustum be skaitytojų. Taip, visiškai sutinku su tuo ir taip antrinti galiu, kad mes ir negalim visą tą dėmesį, jau kaip ir sakiau, atiduoti vienam kanalui, vienai, vadinkime, socialiniai medijai, mes ir privalom turėti skirtingus variantus, skirtingus būdus, kaip pasiekti auditoriją. Nes taip, tarkime, užsidaro socialinis tinklas arba nebeskelbia visiškai žiniasklaidos kanalo naujienų ir kas įvyksta tada. Tai jeigu tu neturi padaręs namų darbų, neturi užmesgęs savo kitų ratų, nebendrauji kitaip su visuomenė, tai tu ir būsi nebematomas, tu nebegalėsi atlikti normaliai savo darbo. Aš dar tik tai vieną mintį irgi turėjau dėl to vieno žmogaus, vadinkime, įtakos, jeigu taip galima sakyti, ne su X, o palyginimas ir Elono Musko, tai mes Lietuvoje gal turim tokius smulkesnius pavyzdžius, kai vienas, tarkime, žiniasklaidos kanalas turi savo vadovą ir kur labai matosi ta viena konkreti pozicija, ne? Ir gal yra paprasta dar atsirinkti, kokia ta priemonė, kas yra vadovas, kokia ta nuomonė yra transliuojama, bet vėl jeigu žmogus turi kritinį mąstymą, aš grįšiu vėl prie to ir jeigu jis turi informacinį raštingumą, nepakankamai gerus tos įgūdžius, tai jis vėl gebės atsirinkti, kokia yra informacija skleidžiama, kas ją skleidžia, kokiu tikslu, koks yra apskritai naratyvas. Tai gal čia galėtų vėl būti ta dedamoji dalis švietime, kam reikėtų skirti daugiau dėmesio. Tai yra internetiniam raštingumui, apskritai informaciniam raštingumui, kad žmogus gebėtų orientuotis, kokia informacija jį pasiekia, kokiame jisai lauke gyvena, nes tai, kad mus vis daugiau informacijos ir dezinformacijos pasieks to paties deepfake'o, ko dar Lietuvoje neturime tiek daug, kas yra Amerikoje, nes smarkiai išplitę. Tai tam irgi turime ruoštis ir kaip ir teisingai Andrius paminėjo, mes vis gyvenam ir galvojam, kad jau pasidarėm darbus, bet realiai tai čia vakar dieną mes jau pragyvenom tuos dalykus, nepasiruošim, o reikia vis į ateitį kažkokius programuotis priemonės. Čia turbūt ir apie dirbtinį intelektą galėtume kalbėti, apie dabar ne tik deepfake'ą, bet sukurti nuo nulio žmogų vaizdo įrašą, kuris atrodo kaip tikras, bet nelieskim šį kartą šitos temos, nes galima naują atskirą seriją daryti. Aš dar norėjau pakalbėti apie komunikaciją politikų, konkrečiai Lietuvos žiniasklaidos ir politikų komunikaciją. Turbūt kitose šalyse tai irgi panaši problema yra, bet mes matome, jog tais atvejais, kai politikas nenori nepatogių klausimų, nenori didelio dėmesio, jisai tiesiog parašo Facebook'e, tarkim, įrašą, išreiškia savo poziciją, jis žino, kad žiniasklaida bet kokiu atveju jį pasicituos ir jam ramu. Taip yra buvę ir su premjerė Ingrida Šimonytė, tą patį matom ir su kitais politikais. Ar čia matot kaip problemą? Ar tai yra dalykas, kurį reikėtų keisti ir bandyti pažaboti? Nes, iš žurnalisto pusės atrodytų, kad tai apriboja vieną iš esminių tavo darbų, tai klausimo uždavimą ir sekančio klausimo, papildomo klausimo, detalių išsiaiškinimo, nežinau. Nebūtinai apriboja, ar ne, nes žurnalistui niekas nedraudžia iš tikrųjų toliau skambinti ir užduoti tuos klausimus. Tai čia turbūt gal tam tikrą prasme galima mesti akmenuką į žiniasklaidos ir žurnalistų daržą, kad ne visada tas daroma. Taip, bet aš turiu omeny, kad naujiena vis tiek išeina pirma ta,
bent jau naujienų agentūros, ir ta svarbugi ir greitis yra, išeina ta naujiena, kurią norėjo politikas tuo metu pasakyti. Ir jisai tada jau diktuoja tiekmę istorijos, nes nuo jo pasakymo viskas ir prasideda. Tu jau nebegali išsiklausinėjęs pilnai sakyti, kad ne čia buvo naujiena, kurią jis parašė Facebook'e, o naujiena buvo, į kurią jis atsakė 5-6 klausimą. Na, taip, bet čia vėlgi mes turbūt kalbam apie formos dalyką, ar ne, ta prasme, kuris nėra galbūt esminės, aišku, akivaizdu, kad iš tikrųjų tas informacijos pateikimas per socialinių medijų platformą, komentavimas, paaiškinimas, jisai tapo turbūt įprastų dalykų ir tai yra patogu turbūt ir pačiai žiniasklaidai ir žurnalistams, ar ne, kai tiesiog, reiškia, tu garantuotai turi prieigą prie autentiško turinio, ar ne, žinai, kieno yra kur profiliai ir žinai, kad jeigu žmogus paskelbia, kad tai yra tikra informacija, ne kažkoks feikas ar panašiai, kas irgi yra labai patogu ir priimtina, ne. Iš kitos pusės, vėlgi, galima sekti reakciją auditorijos, nes socialinėse medijose to žinutės yra pasiekiamos ne tik žurnalistams, yra pasiekiamos žmonėms, kurie, kaip sakoma, labai dažnai išsako viską, ką galvoja ir tai irgi yra tam tikras indikatorius, kuris leidžia pajusti nuotaikas auditorijos, kas irgi yra labai svarbu žiniasklaidai. Ir čia mes turbūt vienas iš tų aspektų, tas auditorijos pajautimą socialinės medijos tikrai suteikia visiškai naują žiniasklaidos priemonėms. Bet jeigu tavo auditorija yra socialiniam tinkle, tarkim, esi X politikas, tavo auditorija socialiniam tinkle yra viena, tu jai kalbi taip, kaip nori, kad jinai girdėtų, o žurnalistam ateini ir sakai visai kitą poziciją, nežinai, kad tos auditorijos gal ir persidengs, bet ne visai persidengs, tai turi tokį tarsi du veidus gali turėti. Aš nežinau, ar galima būtų sakyti, kad du veidus, nes kaip tik parašyta žinutė tau visada bus kaip pagrindas tavo žodžių ir tu jau į tą spaudos konferenciją atėjęs, tu visada gali klausti, bet jūs ten rašėte ir sakėte taip. Tai aš šitoje vietoje kaip tik sakyčiau, kad tai yra greitis, privalumas, nes politikas lygiai taip pat supranta, kad greitis tas, kaip greitai pasklis tavo žinutė, jinai daug yra didesnis ir efektyvesnis, nei tu naktį, pavyzdžiui, arba vakare sugalvosi rengti spaudos konferenciją. Tai ir pasiekiamumas žiniasklaidai, ir visuomeniai, ir tu rodai, kad tu esi šiuolaikiškas žmogus, prisitaikęs prie dabartinės visuomenės ir prie jos normų žmogus politikas šiuo atveju, ir jau tavo parašytas tekstas vargu ar tu norėsi jį keisti, nes tu irgi supranti, kaip atsakingai tau jį reikia neparašyti, kad kažkas pasidarys jo nuotrauką, išsisaugos labai ilgam, o spaudos konferencijoje taip, tu išvengi galbūt nemalonių klausimų tą vakarą, bet tu jau taip šiek tiek turi laiko pasiruošti kitam rytui, pasižiūrėti į tuos pačius komentarus, o kas ten yra klausima, apie ką noris kalbėti ir panašiai. Tai toks viena vertus ir kaip saugiklis politikui, ir kita vertus tai yra greičio prasme, va tai, ko ir nori visuomenė. Greitų atsakymų čia ir dabar, ir informacijos tos pačios, ir aišku patogumas iš tos pusės, kad tau nereikia galvoti, kiek žurnalistų kviesti, kaip ten naktį sureaguoti, kaip ir panašiai. Bet ar tenkina žurnalistus toks, aš vis tiek grįžtu prie to, ar tenkina tą, ką politikas pasako, tik tą, ką nori pasakyti. Jisai pasako, mato reakciją, galbūt koks nors žurnalistas ir pakomentuoja, tada politikas sako, gerai, aš matau, link kur naratyvas krypsta, jis gali tam pasiruošti. Spaudos konferencijos metu pagautas Seime, nežinau, vyriausybei, jis tam neturės laiko, dėl to galės išgauti autentišką jo poziciją, tą, kurią jisai nori pasakyti, o ne tą, kurią jis apgalvojo, kad jinai bus tinkama. Bet juk nėra taip, kad parašė politikas komentarą ir nevyksta toliau klausimai, jo klausinėjimas. Taip irgi nėra. Kaip tik žurnalistai irgi turi, vadinkime, sąlyginai to laiko pasiruošti, ką dar paklausti. Tai čia tik yra žinutės paskleidimas, kas įvyko jau greitai, faktas aišku, tai kaip ir temos uždavimas, tono uždavimas, bet visas kitas darbas, tai niekas daugiau nepriboja žurnalistų. Jo labiau kaip ir tas skambučio galimybė, tą patį vakarą, naktį ar bet kada tu gali skambinti ir klausti, kitą dieną gali rengti, kad ir 3 spaudos konferencijas, į 5 laidas nueiti, į diskusijų forumus ir panašiai. Tai tu turi tas galimybės, bet aš tai manau, kad yra gerai, kad politikai apskritai kalba ir tokiais tinklais naudojasi, nes juodant balto parašyta vis dar yra toks didelis įrodymas ir pagrindas tavo jau pasakytiems žodžiams. Ir kitas dalykas, kad, sakykime, jeigu politikas nenori komentuotis ir spaudos konferencijos metu nekomentuos, ta prasme, tai tiesiog nieko nekeičia iš esmės, ar ne? Tai čia, o kitas dalykas, vėlgi, socialinės medijos diktuoja tam tikras komunikacijos taisyklės, ar ne? Ir politikas tarsi turi paaiškinti ne tik tai žiniasklaidai, bet ir visai visuomenė, ar ne? Ir neužtenka pasakyti, kad tik tai sakykime, sprendimo, bet paprastai reikia ir paaiškinti, kodėl tas sprendimas yra vienoks ar kitoks. Tai tokiu atveju, sakykime, daugiau informacijos gauna tiek žiniasklaida, tiek visuomenė ir tai yra
be jokios abejonės. Ir aš dar tik labai trumpai pridėčiau, kad ypač ta visuomenės dalis, kuri gal rečiau žiniasklaidą pasitikė arba kuri rečiau vartoja žiniasklaidą, tai jie ten gavę informaciją, kaip ir išlaiko ryšį su politiku. Tai ir tų simpatijų auginimasis, ne, irgi tai kaip ir vyksta būtent tada, kai tu parašai žinutę, kai tu esi su savo auditorija. Bet čia mes kalbame apie naudą politikui, o žvelgiant iš žurnalisto perspektyvos, ar tas toksai buvimas socialiniuose tinkluose yra į naudą? Aš manau, kad dar privalumas yra tas, kad tu tą vertini politiką kaip socialiai raštingą, kaip vėl turintis skaitmeninius įgūdžius ir kad tu gali jam irgi lygiai taip pat greitai parašyti ir pasiklausti, nes tie politikai, kurių apskritai nėra socialiniuose tinkluose, irgi kelia klausimų, o tai kaip jie bendrauja, kokie jų įgūdžiai, komunikacijos įgūdžiai, kada mes ir kur juos galime pamatyti. Tai priduoda irgi ir žiniasklaida to privalumo, kad tu jau gali su juo tą kontaktą turėti ir tiesioginį greitesnį. Taip. Gerai, ir aš baigiant norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs matot, kaip atrodys artimiausių metų perspektyvoje žiniasklaidos ir socialinių tinklų santykis, nes buvo draugiškas, dabar nelabai draugiškas, ar manot, kad jisai toliau kolizija ta didės tarp socialinių tinklų ir žiniasklaidos, ar vis tiek atsiras kažkokia, nežinau, simbiozė tarpusavio? Ne, apie kažkokią simbiozę abipusę čia turbūt nelabai galima kalbėti, mes ir toliau matysim turbūt tą procesą, kai žiniasklaida turės, na, čia kaip kalbėjom pokalbio metu, ar ne, tam tikrą prasme užrištomis akimis bandyti, reiškia, vaikščioti po mišką. Nes neaišku, iš tikrųjų, kaip tas algoritmas veikia, jisai nuolatos keičiasi ir reiškia, žaidimo taisyklės yra primestos, bet pačių taisyklių iki galo niekas kaip ir nežino. Tai aš manau, kad artimiausiu metu tikrai čia kažkokių pokyčių didelių nebus, ar ne, ir toliau vyks tas procesas, kuris vyksta šiuo metu. Aišku, vėlgi kalbam apie tai, kad, na, mes vėlgi kalbam apie naujus lūžio taškus, kad ateis iš viso naujos formos, ateis VR-as, AR-as ir panašus dalykai, ta prasme, kur vėlgi, reiškia, tas pats dirbtinis intelektas, daugybė dalykų, kurie turbūt keis kai kuriuos dalykus, bet bendraja prasme aš kažkokių didžiulių pokyčių artimiausiais metais nelabai matyčiau. O jūs? Taip, pritarčiau ir tikrai manau, kad ir kokie tie iššūkiai laukia ir kam jau reikia ruoštis ir jau yra ruošiamasi, bet žiniasklaida iš socialinių tinklų tikrai neišeis. Tai turbūt galima vienareikšmiškai pasakyti, kad taip sudėtinga, bet prisitaikyti reikia, bet vertės irgi yra akivaizdžios. Ačiū labai, kad atvykot. Ačiū žiūrėjusiems. Pokalbėje dalyvavo portalo L-Rytas verslo vystymo vadovė Greta Lišauskaitė Bogušauskienė ir Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto profesorius Andrius Šuminas. Pokalbėje dalyvavau ir aš, BNS naujienų agentūros politikos redaktorius Augustas Stankevičius. Iki.